Gilumedia pristato. Marijos Elseikaitės Gimbutienės Senoji Europa. Įvyko kitas nesugalvotas dalykas. Aš prie tų visų puodynių 5000 metų senumo atsistojusi, aš nesuprantu, kas darosi su manim, man visas kūnas vibruoja. Tai jeigu grįžti prie Gimbutienės žinės, tai jau vien įvardinimas žinės, jis reiškia, kad žmogus operuoja labai skirtingais kontekstais ir labai neišreikštomis žiniomis. Šiandien Marijos Gimbutienės palikimas, jis yra gyvas, tikras ir jis neša šviesą. Šviesą, aš turiu mintyje, tame yra daug psichinės energijos, kuri gali realizuotis įvairiausiam formom. Ir va tas jos įvardinimas, ką mes galime pasimti į naują erą, lietuviškas metodas regeneratyviniai ekonomikos kontekste, regeneratyvinės. Eglė Žalčių karalienė žmogui rodo, kas jame stabdo vystymąsi. Aš į Gimbutienės parodą tiesiog veržiausi, nes aš jau apie ją buvau ten pasiskaičius, tas statulėlės mačius, kaip jinai ten rašo, taip toliau. Ir man buvo labai svarbu pajausti santykių su tom statulėlėm, žinai. Ir aš racionaliai nuėjau, iš karto puoliau prie tų statulėlių. Man buvo sunku pripažinti, kad aš nejutau ryšio su tom statulėlėm. Nors racionaliai aš jau ten savo prisikūrusi, tačiau įvyko kitas nesugalvotas dalykas. Aš prie tų visų puodynių 5000 metų senumo atsistojusi, aš nesuprantu, kas darosi su manim, man visas kūnas vibruoja, žinai. Vat žiūrint į tas puodynės ir jaučiat, visas kūnas vibruoja ir toks malonumas, pasitenkinimas, toks, žinai, toks erotizmas, estetikos, grožio. Nors žiūrint, negali ten pasakyti, kad jos gražios, bet jos kažką tai žadina. Ir tada aš vaikščiodama padariau daug nuotraukų, kur gavosi ir tas mūsų batikos su tais raštais. Ir su viena kolegė, aš pato atsivedžiau vieną kolegę, sakau, žiūrėk, tu man pasakyk, dėl ko aš reaguoju tas puodynės. Ir jinai labai gražiai pasakė, žiūrėk, ten, sako, yra gyvos formos, nežinau, skrandžio formos, dar kitos, nėra ten tokių tiesių. Ir, pavyzdžiui, ten labai gražiai galėjai palyginti, kaip tos buvo puodynės, jos irgi taisyklingos, bet tuo pačiu šiek tiek netaisyklingos, ir kaip atsirado indoeuropiečių labai. Viena muziejuje gidė labai gražiai parodė 17 amžiaus 2 vazas. Tai viena vaza, šalia jos sustatytos, tokia labai graži, gyvų formų, tokia, gyva. Tu ją matai ir su ją matai, jauti kontaktą. Ir šalia vaza lygiai tokia pat, to pačių raštų, to pačių formų, bet jinai jau tokia standartizuota. Ir sako, va čia žmonės 17 amžiui pradėjo skirti, va čia mums naudojimui, o čia pardavimui. Ir tada žiūrint, matant va tas vazas, tada supranti, kas yra kokybė, kas yra kiekybė. Kokybė savo ir kokybė tai yra vienetiniai dalykai. Kiekybė tai yra masiai ir jau nebesvarbu kokybė. Ir būtent tos puodynės man, nežinau, dėl ko man tai buvo labai stipri kūno reakcija. Gal tai siejasi su mano psichika, kad man yra svarbu, kad gimtų naujos kokybės estetika. Bet tada privedė prie minties, kokį mes turime
stereotipinį grožio suvokimą ir stereotipinį, ką aš turiu jausti. Ne? Ir privedė prie minties ieškoti, kaip tos senosios kultūros gali rastis naujose formose. Ir, pavyzdžiui, man buvo labai įdomu, kaip aš buvau Sicilijoje, tarp kitko, ta vaza, kur už nugaros yra. Tai man buvo, aš irgi tą vazą labai panašiai reagavau kaip muziejui. Ir čia yra Sicilijos menininko, žymaus menininko meno kūrinys, bet reiškia jis atkartoja tam tikras tas formas, kur ateina iš senųjų kultūrų. Tai jeigu mes norim, kad mūsų vystytųsi pajauta, o pajauta tai yra instrumentas kaupti neišreikštas žinias, o neišreikštos žinios yra esminė dalis kūrybinio intelekto, tų skirtingų kontekstų suvokimo, mums reikia į savo kūną vis daugiau įsileisti gyvų, tikrų, natūralių formų daiktus. Tos formos yra tikros, jos yra paremtos iš gamtos, iš gyvenimo aplinkos, iš mūsų vidaus. Ne? Jos yra labai tikros, gyvos ir jos mes kaip naudojam tas formas, mes vis didesnį ryšį jaučiam ir su savimi, ir su aplinka, kurioje esam, o ne su mašininiais kažkokiais tai dalykais. O pas Gimbutienę būtent toj parodoj didžiausią įspūdį man vis dėlto padarė trečioji salė apie pačią Gimbutienę. Gal dar pasitaisysiu, kad nemėgstu vaikščioti į biografinius muziejus. Ten, kur apie žmogų ten visą informaciją. Nes ten man buvo, būna duomenų rinkinys. Tai egzistuoja dviejų tipų žinios. Išreikštos, kurios gali būti perdodamos, kartojamos, dauginamos, tai yra standartizuotos, formalizuotos. Tai iš principo 20 amžius yra sukurtas ant standartizuotų, formalizuotų žinių ir dirbtinas intelektas veikia šių žinių dėka. Kitos žinios yra neišreikštos, jos yra labai susietos su kultūriniais dalykais, su žmogaus vidiniu pasauliu, su visa aplinkybių santalka. Ir jos persiduoda per veidrodinius neuronus, kartu dirbant, kartu gyvenant. Ir būtent nauji dalykai, jie randasi per šitas žinias, arba mes tai vadinam išmintim. Netgi jeigu dar truputėlį nušokti į šoną ir pažiūrėti, kaip dabar neuromokslininkai aiškina kūrybą, kūryba yra labai ilgas procesas. Kūryba, šitaip nauja mintis negimsta. Žmogus labai daug vaikšto po skirtingus kontekstus, renka informaciją, įgyja patirtis ir po to vienu metu tai konsteliuojasi kompleksiškai ir visa ta konsteliacija išmeta naują mintį. Tai jeigu grįžti prie Gimbutienės žinies, tai jau vien įvardinimas žinies, jis reiškia, kad žmogus operuoja labai skirtingais kontekstais ir labai neišreikštomis žiniomis. Reiškia, neišreikštos žinios mes prisijungiam tik tai vien per pajautą. Tai jau vien yra, argumentas. Antras, juk mes žinom, kad eilė dalykų, ką jinai rašė, jinai neturėjo tuo metu argumentų. Ir įdomumas yra tame, kad prieš 5 turbūt ar, 10 metų mokslinį daug dalykų pradėjo patvirtinti, nes pradėjo rasti artefaktus. Iki tol Gimbutienė padariusi didžiulį perversmą, bet kuriuo atveju jinai turėjo ir priešininkų, ir palaikančių. Dabar tai tampa mokslo įrodyta. Čia yra dar vienas argumentas, kaip jinai galėjo parašyti dalykus, kur nebuvo artefaktų patvirtinimo. Tai reiškia, jinai galėjo tik tai per pajautą. Tai antras argumentas. O trečias, 15 metų naudoju konsteliacijų metodą, o mes jį galime vadinti pajautos metodą,
Man akyse net stovi viena jos nuotrauka, kurią irgi mačiau per paskaitą Gimbutienė žinia, kaip jinai pasistačiusi tikras statulėlės iš senųjų laikų, pasidėjusi ir jas žiūrėdama rašo. Tai man toks mažas fragmentuotas atspindys tokio konsteliacinio metodo, kurį jį naudojo intuityviai, nes konsteliacinis metodas jis gali būti su žmonėmis realiamis, bet jis gali būti su daiktais. O kadangi tai buvo tikri daiktai iš tos epochos, tai be abejo jinai per pajautą informaciją ir užrašė. Tai čia yra tie keli momentai, kurie leidžia pamastyti, kad jos atradimai buvo padaryti dėka integracijos pajautos ir racionalių dalykų. O pas Gimbutienę šitą trečią salę, kaip įžengiau, toks jausmas, kad jo šviesa ten yra. Ir man tai buvo toks išraiška, suvokimas, įžvalga, kad šiandien Marijos Gimbutienės palikimas jis yra gyvas, tikras ir jis neša šviesą. Jis neša šviesą, aš turiu mintyje, tame yra daug psichinės energijos, kuri gali realizuotis įvairiausiam formom. Tai man tas buvo visiškai netikėtumas, kad jos apie ją salę, apie jos gyvenimą, apie jos biografiją, tai buvo labai labai gyva. Kai 2010 metais mes darėm konferenciją Būti ar nebūti Lietuvai verslo pasaulyje, Rūta padarė įžymiausių žmonių galeriją. Ir galerijoje buvo vien vyrai, tada jinai pasižiūrėjo, bet sako, nei vienos moters. Ir paskutinę paėmė, uždėjo Gimbutienę. Tai man tiek simboliška, kad Gimbutienė pas mus per vaizdinius atėjo 10 metais. Ir, atėjo. Po to 11 metais, kaip su Bernardu Letaru susipažinau, sako, aš antrą lietuvių moterį susipažįstu. Pirmoji buvo Gimbutienė, kuri jam labai didžiulį perversmą padarė, bet aišku, jis jos gyvos nepažinojo, bet jis daug laiko praleido jos bibliotekoje Kalifornijoje, ten kažkur. Tada man antrą kartą jinai atėjo ir tada per jį aš supratau jos tą dydį ir reikšmę. 2021 metais, kaip jos buvo 100 metų, tai dabar jau jinai atėjo kaip pagrindas, pamatas tolimesnį veiklai. Lietuviai orientuoti į kokybę, o ne kiekybę. Kad lietuviai, o kokybė jinai gimsta tik tai per pajautą, tai reiškia pajauta ateinančius 5 metus vis labiau stiprės kaip būtinybė turėti tokią kompetenciją. Kad pajauta vystytųsi, lietuviai turi grįžti prie ryšio su gamta, nes pajauta jinai nesivysto skaitmenui, tu turi prie gamtos grįžti, prie estetikos, prie grožio, tai yra tos vertybės, kurios buvo senosios Europos civilizacijoje. Moteris pati taip konstruoja aplinką, kad vyrai taip formuoja. Viskas nuo moterų priklauso. Ir yra todėl, kad moteris gyvena 5000 metų atmintyje, kad jai reikėjo tuo momentu išgyventi. Dabar jai nebereikia išgyventi. Bet tas epas Eglė Žalčių karalienė, kad kažkas tai išorėje trukdo, jis veikia. Pirmiausia, reikia mums atskirti, kad nėra moteriška visuomenė, vyriška visuomenė, bet yra moteriškas veikimo būdas ir vyriškas veikimo būdas. Ir buvo labai įdomu, kad prieš keletą dienų viena kolegė manęs paklausė, kaip aš žiūriu tai, kad eilė rytų kultūrų, netgi ir pats Jungas yra išskyrę, kad mes kiekvienas viduje turim vidinę moterį, vidinį vyrą, nepriklausomai nuo lyties. Tai mano suopračiu, kad mums pirmiausia nereikėtų savęs tapatinti su biologinė lytim.
Taip, mes visi turim kūną ir dėka kūno mes judam šioje realybėje. Bet mes visi esame tam tikros psichinės energijos išraiška. Psichinė energija, jinai turi dvi modas. Tai viena moda yra įsitvirtinimo, agresyvumo, plėtros ir dažnai tai yra suvokiama kaip vyriškas veikimo būdas, o kita moda yra pasitenkinimo, erotizmo, kurią mes išgyvenam per estetiką plačiaja prasme. Ta prasme, gali būti mąstymo estetika, veiksmo estetika, grožio estetika. Ir čia, man atrodo, labai svarbu yra atskirti tos dalykus ir tada daug dalykų sustoja į vietą, nes kaip mes kalbam moterišką visuomenę, tada užduodi klausimą, o tai vyras kur? Kai mes kalbam patriarchalinė visuomenė, tada mes sakom, kad yra ir matriarchalinė visuomenė ir tokiu būdu mes skaldom vieni, o bet koks skaldimas, fragmentavimas, jisai nuveda į konfliktus. Tai jeigu grįžti prie tos minties, kad yra moteriškas veikimo būdas ir vyriškas veikimo būdas ir kiekvienas žmogus, kiekviena visuomenė savyje turi abudu veikimo būdus, tik tai klausimas, kuris vyrauja. Ir dažniausiai skirtingose kontekstuose vyrauja skirtingi veikimo būdai priklausomai nuo funkcionalumo. Ir jeigu mes netinkamą veikimo būdą pasirenkam, mes negaunam norimo rezultato. Ir matyt, kaip šiandien mes kalbam apie patriarchalinės epochos pabaigą, tai mes tiesiog kalbam apie tai, kad baigėsi epocha, kuri buvo nukreipta į kiekybę. Į kiekybė į plėtrą. Ir aišku, plėtra jinai gali būti teritorinė, gali būti psichologinės teritorijos, gali būti technologinė plėtra, gali būti geografinė plėtra, ką mes žinom iš istorijos, gali būti ekonominė plėtra, gali būti kultūrinė plėtra. Ir mes dabar turbūt ateinam prie to laiko, kad pereitume į naują kokybę, mes turim pakankamai sukurtos kiekybės. Tai reiškia, mes perinam į laiką, į kokybę. Moteris tiesiog yra dvasinis protas lygiai taip pat kaip ir vyras ir nėra jokių suskaldimų. Yra lygiaverčiai santykiai, kurie perdengia vienas kitą ir skirtingose kontekstuose reikia skirtingo veikimo būdo. Ne? Tai čia laukia didžiulis visuomenės darbas. Kai mes kalbam apie vyrišką veikimo būdą ir moterišką veikimo būdą, tai vyriškas veikimo būdas yra nukreiptas į plėtrą ir į kiekybę. Ir jinai gali būti skirtingais laikmečiuose, skirtingose aplinkose labai skirtinga. Mes iš istorijos daugiau suvokiam kaip geografinę plėtrą ir žinom visus karus. Nežinau, religijų įsigalėjimas tai yra tam tikra kultūrinė plėtra, technologijų įsigalėjimas tam yra tam tikra technologinė plėtra. Ir dabar ateina mintis, juk plėtra nebūtinai turi nešti konfliktą ir karą, nes jeigu mes norim plėstis kitų sąskaitą, tada yra karas ir konfliktas. Dažnai mes tą plėtrą iš paskutinių 1000 metų istorijos suvokiam kaip prievartą. Indonezijoje iki šiol labai teigiamai žiūri į Olandus, nes Olandai jie atnešė naują kultūrą, jie atnešė jiems progresą, kuris reikalingas buvo 20 amžiui. O mes į rusus žiūrim su neapykanta, nes greičiausiai iš to, kad mes žiūrim su neapykanta, jie neatnešia mums kažko gero. Toks irgi labai įdomus yra kampas pagalvoti, o ta plėtra per prievartą, ar jinai per bendrą vystymąsi. Tai mes čia kalbam apie vyrišką veikimo būdą ir matyt globalios visuomenės poreikis buvo
sukurti technologijų produktų, kad žmonėms nebereikėtų galvoti apie išgyvenimą. Ir šiandien, jeigu neįskaičiuoti politinius visokius reikalus, iš principo žmonėms visam pasaulyje yra galimybė nebegalvoti į išgyvenimą. Tai mes tada natūraliai periname į kitokį lygį. O kai kalbam apie moterišką veikimo būdą, tai moteriškas veikimo būdas jis yra skirtas tam, kad kurti aplinką, kur randasi nauji dalykai, nauja kokybė, naujos prasmės. Būtent yra svarbu, kai visuomenėse tie veikimo būdai persidengia ir žmoguje persidengia. Nes yra laikas, ką tu sugalvojai, kas gimė pas tave, tau reikia išplėsti, yra laikas susikaupti, kad gimtų naujo kažkas taip tavo gyvenime, ne tavo veiklose ir taip toliau. Ir jeigu grįžti prie Gimbutienės palikimo ir kad Lietuva yra orientuota į kokybę, tai man labai gražiai susijungia jos veiklos kontekstas. Kadangi ji atrado, teigia, kad mūsų šaknyse yra persidengiusios dvi kultūros, tai yra senosios Europos kultūra, kuri buvo vadinama matristinė ir vyraujantis buvo moteriškas veikimo būdas, ta prasme buvo orientuota į kokybę ir ne į kiekybę. Ir antra kultūra tai yra būtent indoeuropiečių, kuri yra orientuota į plėtrą, į kiekybę. Tai mes turim labai gerą galimybę. Fizinė išraiška kaip lietuvių tauta pasauliniam kontekste esam labai maži ir tai yra kokybė. Aš savo visada užduodavau klausimą, kaip tai atsitiko, kad mes tokia maža tauta nesimiliavomės niekur. Tai iš principo yra labai įdomu ir yra vienas tyrimas pagal dantų raštus, kad mūsų teritorija ten gal truputėlį atriežus šiaurės Lietuvą ir dabar neatsimenu dar kažkurie tai, kad mūsų teritorija pagal dantų raštus yra, kad mes toje teritorijoje esam 6000 metų ir 97% yra vienalytiškumas. Tik tai 3% yra skirtingų kultūrų. Tai tada supranti Basanavičiaus posakį, lietuviai glūdi savo žemėje, savo miškuose. Tai reiškia, mes savyje saugojom tą kokybę, kuri yra mūsų šaknyse. Ir jeigu vėl grįžti prie Gimbutienės, tada supranti, kodėl jinai sako, kad lietuviai yra orientuoti į kokybę, nes mes savyje saugom senosios Europos civilizacijos išmintį. Ir tada įdomi ta informacija yra, kad yra danų mokslininko tyrimas, Hofstede tyrimas, kurį mes žiūrėjom čia prieš 4-5 metus, kuris tyria, kokiose visuomenėse kokio veikimo būdo vyrauja. Ir labai įdomu, kad Lietuva yra priskirta prie moteriškos kultūros, arba kitaip tariant, prie moteriško veikimo būdo netgi dabar. Tai, man atrodo, mes esame labai geroj pozicijoje dabartiniai eroj, nes ir Pasaulio ekonomikos forumas kalba apie kitą tvarios ekonomikos vystymosi žingsnį, tai regeneratyvinė ekonomika, kurioje esminis fokusas bus kokybė, nebe kiekybė. Ir mes labai daug matome pasireiškimų, kaip mes viduje orientuojamės jau į kokybę. Tai, man atrodo, kuo daugiau organizacijų dabar pradės orientuotis į kokybę, tuo labiau jos turės savo augančius rezultatus. Nes lengviau ir kiekybę pasiekti. O kadangi mumise persidengia dvi kultūros, tai kaip mes kalbam apie kiekybę, mes kalbam apie racionalius instrumentus ir apie
ir apie veiksmą išorėje. Kaip mes kalbam apie kokybę, mes kalbam apie intuityvinius dalykus ir apie pajautą. Ir būtent per tai gimsta tai, ko dar nėra, nes mes iš minties negalim sugalvoti tai, ko dar nėra. Tai va čia tas labai yra svarbus momentas, kaip rišasi orientacija į kokybę ir pajautos kompetencija. Ir jeigu tada susijęti su Egle Žalčių karaliene, reikia, turbūt nežinau, suprasti, žinoti, čia nėra mano sugalvota, bet kuo toliau, tuo labiau aš matau, kaip tai veikia, kad išoriniai kultūriniai dalykai, jie labai veikia žmogaus pasirinkimus. Nes realiai, pagalvok, kai žmogus gimsta iki 3 metų, kol dar nėra jokios logikos, jisai sugeria visą informaciją. Ir tai ir sugeria tą informaciją ne tik, kuri yra šalia, bet jis sugeria tą informaciją, kuri egzistuoja neišreikštose žiniuose, nes mums čia turbūt reikėtų dar išskirti, kad yra tos išreikštos žinios, standartizuotos, formalizuotos, kur mes išmokstam ir racionaliai naudojam, ir yra tos neišreikštos žinios, kurios persiduoda per veidrodinius neuronus, veikiant, gyvenant kartu. Mano suvokimas apie Eglę Žalčių karalienę atėjo tame, kai pradėjau suprasti, kad tai yra pagrindinis lietuviškas epas ir tada kokia informacija ten yra užkoduota. Tai man buvo labai pirmiausia didžiulis atradimas tame, kad tai yra savotiškas, psichologiniais terminais šnekant, projekcinis testas. Kaip tu pasakoji Eglę Žalčių karalienę, taip tu pasakoji apie save, apie savo gyvenimo scenarijų, kurį vaikystėje pasirinkai tam tikroj tėvų, šeimoj ar aplinkoj, tam, kad galėtum išgyventi. Ne? Tai man va, toks pirmas buvo atradimas ir kiek žmonių, kiek skirtingų yra interpretacijų. Toliau antras man buvo toks labai įdomus atradimas, kad iš pradžių žmonių klausdavau, papasakok kokią Eglę Žalčių karalienę, kas tau labiausiai rezonuoja. Nu ir ten. Tada įdomu yra tai, kad, kaip pasakai, Eglę Žalčių karalienę, vis tiek visi pasakoja tame kontekste, kaip visas įvykis įvyko. Tada kitą klausimą, kurį užduodavau ar paprašydavau parašyk kitokį scenarijų. Tai tada būdavo dar įdomesnis klodas, tada žmonės parašydavo tą scenarijų, kurį gyvenimą norėtų gyventi. Ne? O didžiausias man atradimas buvo, bet čia mano yra interpretacija, kad išorėje Žilvino nėra. Žilvinas yra moterė, ne? Viduje. Tas yra, nežinau, įvykis vaikystėje, kaip tu savo priėmei sprendimą, kad tave išorėje įtakoja kažkas. Tai kai tu pradedi suprasti, kad Žilvino išorėje nėra, o Žilvino išraiška arba vyriško veikimo būdo išraiška yra viduje ir tavęs niekas neriboja, tai tu gali gyventi taip, kam tu esi pašauktas. Tai man čia tas toks yra vienas sluoksnis atradimo ir kai yra gilūs dalykai, jie turi labai daug sluoksnių. Mes tai galime pažiūrėti per žmogaus gyvenimą, per visuomenės gyvenimą, tai jeigu grįžti prie Gimbutienės, tai mano manimu, arba grįžti prie Eglės Žalčių karalienės, tai vienas sluoksnis yra tavo santykis individualus su juo ir tai yra savotiškas psichologinis testas. Ir kai tu supranti, kad Žilvino išorėje nėra, o tai yra santykis vyriško veikimo būdo ir moteriško veikimo būdo, tai tu tada savęs gali paklausti, kodėl
vyriško veikimo būdo pasaulyje mes taip slopinam moterišką veikimo būdą ir pasakyti, kad tu sprendimus priemi per pajautą, per intuiciją, nors dauguma sėkmingų žmonių taip priima sprendimus, tai yra, nemėgstu to žodžio, bet pasakysiu, stigma. Ir tik dabar pradedame kalbėti, kad pajauta, intuicija, jinai turi vietą, nes neapibrėžtoje aplinkoje, kaip visi per 3-4 metus patyrėm, kad tu jau nebegali taip susiplanuoti, belieka tik tai pajautimas. O jeigu dar toliau pagalvoti, kas dabar darysi su dirbtino intelekto vystymosi, ir mes jau visi galime pamatyti, kaip Chat GPT keičia, ką jis daro, kiek kuriasi melagienų, tai klausykit. Moteriškas instrumentas, kurį mes galim kiekvienas naudotis pajauta, jis taps labai svarbiu. Ir juk čia šnekam apie integraciją, apie persidengimą ir vėl, kaip šnekam apie tą vyrišką veikimo būdą ir moterišką veikimo būdą, tai jeigu moteriška randa naują kokybę, per pajautą ateina nauja prasmė, nauja mintis, tai tada vyriškas veikimo būdas tai išplečia ir kaip išsiplečia iki tam tikro lygio, mes tada galime eiti vėl į naują kokybę, tai čia yra mūsų užkoduotas vystymasis. Tai man dabar, ateina mintis, kad Eglė Žalčių karalienė žmogui rodo, kas jame stabdo vystymasi. Nes Eglė tai yra moteriškas veikimo būdas, tai yra pajauta, o Žilvinas tai yra vyriškas veikimo būdas. Taip. Toliau, jeigu kalbėti apie kitą sluoksnį, daugiau visuomenės sluoksnį, tai iš principo yra palikta informacija, kad kažkada tai buvo civilizacija, kuri orientuota į kokybę. Būtų įdomu paieškoti priežasčių, dėl ko jai užkariavo. Kas ten buvo ne taip, kad jinai buvo užkariauta. Ne? Bet mes dabar nežinom tų priežasčių. Ir būtent tuo momentu greičiausiai mes išjungiam savo pajautą. Nes būti užkariautam, patirti prievartą ir jausti savo kūnu, kas vyksta aplinkui, jausti tą prievartą, tai tiesiog yra neįmanoma. Ir tuo metu mums, ten turbūt buvo ir vyrai, ir moteris, reikėjo išgyventi, išjungus pajautą. Kad išgyventi mes užspaudėm savo pajautą ir tapom orientuoti į kiekybę. Gerai, kiekybės yra daug. Tai grįžkim dabar į pajautą, į pajautos kompetenciją. Pajauta, intuicija greičiausiai yra sinonimai. Tik pajauta yra lietuviškas žodis, o intuicija yra, išversti ją reikėtų. Grįžkim ir šiame pasaulyje visko yra ir nėra geresnio laiko kūrybai, negu buvo iki šiol, kiek mes atsimenam. Mes neatsimenam, nežinom, kas buvo senosios Europos civilizacija, bet kiek mūsų dabar atsimenam civilizacija, yra pats geriausias laikas kūrybai. Ir to, kad lietuviai yra į tai orientuoti, tai džiugu. Šiandien kiekviena moteris, ypatingai europietiškojam kontekste, jinai gali rinktis, ką nori. Ir kaip mes pradedam kalbėti apie lygias teisės, kokios lygios teisės, jos, tai tiesiog tai yra. Jau vien kalbėjimas rodo, kad moteris jaučiasi aukos pozicijų. Kiekviena moteris gali rinktis, ką jinai nori. Problema yra jos viduje, nes jinai gyvena 5-6 tūkstančių metų informacijoje, kad kažkas tai moterims yra negalima. Tai man čia labai yra sąsajos su Gimbutiene ir tas jos įvardinimas, ką mes galime pasimti į naują erą. Lietuviškas metodas regeneratyviniai ekonomikos kontekste, regeneratyvinis.
Ir dar vienas dalykas, man atrodo, labai svarbus momentas yra regeneratyvinė ekonomikoje ir kas nebuvo pas mus paminėta, tai yra amžinybės ratas. Ir iš principo, ką duoda suvokimas, kaip jinai rašo, kad toje tautoje suko amžinybės rato, tai duoda suvokimą, kad visi sprendimai turi būti priimami galvojant apie 100 metų į priekį. Nes jeigu tu nori orientuotis į kokybę, reikia keisti kriterijus, pagal ką mes matuojam savo veiklas. Ir čia yra labai didžiulis iššūkis šiuolaikiniam žmogui, kuris yra įpratęs jau matuoti savo naudą kelių metų perspektyvui, o matuoti naudą 100 metų perspektyvui yra labai didžiulis mentalinis iššūkis.